Kasmet sunaudojame apie 1,5 milijardo padangų. Kai kurios iš šių padangų gali būti restauruojamos ir naudojamos pakartotinai, bet tokių labai nedaug. Kaip tuomet galime padaryti padangas tvaresnes ir sumažinti jų poveikį aplinkai? Rubintek išrado procesą, kurio metu naudotų padangų guma paverčiama termoplastiniu polimeru, vadinamu ILTC. Ši medžiaga yra naudojama daugybėje skirtingų pramonės šakų kaip žaliava. Padangų guma yra vulkanizuojama, o tai leidžia gumai tapti tvaresne. Tačiau kartą vulkanizuota, ji negali būti pakartotinai panaudojama, ištirpinama ar maišoma su kitomis medžiagomis. Rubintek automatizuotas devulkanizacijos procesas selektyviai suardo cheminės jungtis gumoje, paverčiant naudotų padangų gumą nauja vertinga žaliava. Mūsų įmonėms buvo skirta 3,6 milijono eurų valstybės dotacija pradėti pirmąją pasaulyje tokio tipo bandomoją gamyklą. Aukštos kvalifikacijos Rubintek komanda siekdama apsaugoti naudojamą technologiją pasitelkė know-how ir komercinių paslapčių derinimą.